žindymas, menopauzė, chemoterapija ar radioterapija sutrikdo hormonų veiklą, o dėl šios priežasties sutrinka makšties pusiausvyra. Sutrikus makšties pusiausvyrai, jos terpė tampa palanki daugintis ligas sukeliantiems mikroorganizmams. Esant makšties pH nuo 6 iki 8, laktobacilų ir glikogeno skaičius mažėja, o makšties epitelis tampa plonas ir sausas. Kaip atrodo sveikos makšties epitelis? Sveikos makšties pH yra fiksuojamas intervale nuo 3,8 iki 4,5. Patogenai sudaro vos 5% mikrofloros. Laktobakterijos perdirba makšties epitelio ląstelėse esantį glikogeną bei išskiria pieno rūgštį ir vandenilio peroksidą. Makšties epitelis yra drėgnas ir storas. Taigi, kas svarbu, norint palaikyti sveiką makšties pusiausvyrą? Glikogenas. Kuo naudingas glikogenas? Glikogenas yra laktobakterijų maisto šaltinis. Glikogenas užtikrina tinkamą makšties pH. Glikogenas apsaugo nuo makšties infekcijų. Hidrovak makšties ovulės su augalinės kilmės glikogenu apsaugo nuo patogeninių mikroorganizmų išvešėjimo. Hidrovak be hormonų. Hidrovak net 10 mg hialurono rūgšties. Hidrovak ilgalaikio drėkinimo poveikio. Hidrovak ovulės apsaugo nuo makšties infekcijų ir gydo sausumą.